Alkis ir apetitas. Ar valgot su apetitu dėl to, kad esate alkani? Ar alkis ir apetitas yra skirtingi terminai? Kaip vienas ir kitas arba abu kartu veikia sprendimus valgyti vienokį ar kitokį maistą? Lietuvių kalbos žodynas šios du žodžius atskiria štai taip. Apetitas – tai noras valgyti. Alkis – tai norėjimas valgyti, išalkimas ar badas. Nelabai skiriasi. Bet atskirti labai svarbu. Kitos knygos sako taip. Apetitas yra pojūtis susijęs su praeityje patirtais skonio ir kvapo pojūčiais. Apetitą galime atskirti nuo alkio, tuomet, kai valgome gardžius desertus tik dėl gryno valgymo malonumo. Apetitą apibrėžia jutiminės asociacijos iš praeities arba dabartyje, o alkis – tai bukas skausmas, tuštumos jausmas po krūtinė ir skrandyje. Alkiu organizmas reikalauja maisto medžiagų. Nekreipiant dėmesio į alkio pojūtį, jis gali virsti plintančiu ypač nemaloniu jausmu. Iš alkio žmogus gali valgyti ne tai, ko vien apetito sprendimu atsisakytumėm. Terminus vis tik reikia atskirti, nes yra daugybė situacijų, kai valgome nevedami alkio. Dar 1949 metais Hebb išsakė prielaidą, kad reakcija į alkį yra išmokstama. Kūdikiai iš pradžių juntantis alkį kaip tiesiog intensyvų ir nemalonų pojūtį, ilgainiui išmoksta, jog maistas jį numalšina, todėl ima prašyti ir ieškoti maisto. Ir šis elgesys kaskart pastiprinamas doze dopamino. Nes smegenys visada taip daro, apdovanoja už maistą, nesvarbu ar valgėme iš alkio ar ne. Po kurio laiko, tik pamačius maistą, jau norisi gauti tą dopamino atlygį, nesvarbu ar yra tam pirminė priežastis, tai yra alkis ar ne. Ši reakcija bus automatiška, tai nebus jūsų apgalvotas sprendimas, bats ir jau nori. Štai kodėl labai svarbu kontroliuoti aplinką, kurioje mokote sveikai valgyti ir vystote naujus įgūdžius. Jei valgysit ne iš alkio, o dėl to, kad akis mato, rankos siekia, greičiausiai suvalgysit ne tai ir ne tiek, kaip planavote ir ruošėtės. Maža to, žmonės valgo iš liūdesio, nerimo, nuovargio, bet vėl, jei po ranka nebus nesveiko maisto, tai teks ieškoti kitokių ir tikrai tinkamesnių savijautos gerinimo būdų. O palinkėjimui pakartojimas. Kol mokotės susipažinti su alkiu iš naujo ir atpažinti jo pranešimus, vienintelius tikrus signalus apie tai, kad reikia valgyti, pasistengkit, kad nei akims, nei rankoms nebūtų pasiekiama tai, ko nesiruošėt valgyti. Kol ponas alkis reguliuos maisto judėjimą jūsų lėkštės link, tegul ponas apetitas užsiima valgomo, sveiko ir sąmoningai pasirinkto maisto malonumais. Skanaus, taikos ir ramybės.